vaizdis. Kodėl nemokamas mokslas daugeliu jau neprieinamas, uždarinėjamos mokyklos, mokytojams mokami mažiausi atlyginimai. Kodėl Europarlamentas skatina migraciją, kodėl mūsų šalyje stengiamasi supriešinti žmones ir pagaliau, kodėl sutryptas mūsų tautos pasirinkimas. Atsakymus į visus šios klausimus galima rasti globalistų adaptuotoje aršiausio visų laikų bolševiko Levo Trotskio doktrinoje. Tam tikros jėgos sąmoningai kaitina atmosferą Lietuvoje. Daroma viskas, kad visuomenė jaustų nuolatinę įtampą. Žiniasklaidoje isteriškai puolami, kad ir grįžtantys Lietuvon politiniai kaliniai ir tremtiniai. Bandoma tarpusavyje sukiudyti žmonės. Dabar grįžtantys gyventi į Lietuvą, sovietinės represijas patyrę žmonės netgi bijo prisipažinti, kad jie iš tų represuotųjų arba jų vaikai. Bet juk tai visiška nesąmonė, absurdas. Bet svarbiausia, kad žiniasklaida palaiko puolančiąją pusę. Gal tai kažkoks užsakymas, tuomet kieno tai užsakymas. Akivaizdu, kad Lietuvoje veikia jėgos nekonsoliduojančios, o atvirkščiai skaldančios visuomenę. Dabar šiuo metu į valdžią ateina tie patys žmonės ir jie užima tas pačias vietas, postus valstybei, neįsileidžia jaunų patyrusių politikų, kurie jau yra gimę po dainuojančios revoliucijos ir už jų nugarų stovi tam tikros jėgos ir nieka nesikeičia, iš viso nesikeičia nieka Lietuvoje ir nežinau, ką daryti reikia, kokias priemonės imti, kad ir protegavimas didelis yra, ir korupcija, ir visuomenė abejinga yra šito klausimu, nepakyla už savo teisės. Tai va. Žmogaus teisių požiūriu nebuvo nei vienos valdžios, kuri tikrai atstovautų Lietuvos gyventojų. Tokios nebuvo. Faktiškai tai yra tik klanų atstovai, kurie tenkina savo poreikius. Rodos Vanderbilt ar kita turtuolių fundacija 1920 metais pasamdė mokslininkus grupę, užmokėjo gerą pinigą, kad jiems padėtų nuspręsti, kaip pakeisti žmonių pažiūras, galvoseną, kokie geriausi būdai. Ir tie sėdėję mokslininkai prie išvados, kad yra du. Vienas karas, kuris pakeičia žmonių galvoseną, o kitas istorijos pakeitimas. Ir vat kaip tik tai mes kalbėjom apie istoriją, kad jinai keičiama iš pasiutimo, nes istoriją pakeičiant, žmonės pakeičia savo pažiūros į dabartį ir tuo pačiu į ateitį. Šiuo metu yra akivaizdžiai perrašoma istorija. Taigi istorija klastojama iš pasiutimo ir daugiausiai ne tik užsieniečiai ją klastoja, bet ypatingai skaudu, kad mūsų istorikai, kai kurie vadinami, bando tą daryti. Na, o šitos mažosios tautos yra varomos į maltuvę, į mėsmalę, globalistų mėsmalę mažoms tautoms pirmiausiai sunaikinti, o paskui praeis. Istoriją klastoja globalistai. Priežastis paprasta.
Stalinas ir Trockis nebuvo idėjiniai priešai, jie buvo konkurentai. Ir jeigu Stalino nusikaltimai pelnytai pasmerkti, tai pervardintos Trockio idėjos klesti ir yra sėkmingai įgyvendinamos. Atmeskime iš esmės vieną ir tą patį reiškiančius sąlyginius pavadinimus – komunizmas, fašizmas, trockizmas ir pavadinkime visą tai vienu žodžiu – globalizmas. Tuomet pamatysime, kad po kita vėliava mes vėl vedami į tą pačią aklavietę. But this is where the other dimension came in, where we had very powerful Amerikoje jau pastebima ir kita dimensija. Daugelis Amerikos bankininkų ir biznierių palaiko komunistus, veikiančius JAV vyriausybėje. Jaučiamas didžiulis šių biznio žmonių suinteresuotumas taip elgtis. Iš kitos pusės yra nemažai kongresmenų, kurie metų metais stengiasi, kad šie ir atvirai ir slaptai JAV vyriausybėje veikiantys komunistai būtų patraukti atsakomybėn. Bet visada atsiranda labai turtingų žmonių, kurie sako, ne, mes negalim taip elgtis. Ir visos pastangos nueina perniek. Todėl komunistinių globalistų pozicijos Amerikoje labai tvirtos. And that is how they were able to get so powerful. We had top people, inside people in our government, who assisted the communists secretly and on one level openly, and stopped all opposition. Atidžiau pažvelkime į Europos Sąjungą ir nesunkiai įsitikinsime, kad šis monstras primena senąją SSSR. Ta pati valdžios hipercentralizacija, eurokomisarai tie patys sovietiniai ministrai, Europarlamentas SSSR aukščiausioji taryba, Eurokomisija SSSR ministrų kabinetas. O kaip šiaip priimami svarbiausi politiniai sprendimai, kad ir ES konstitucija vadinamos Lisabono sutarties priėmimas. Jeigu ES vyktų visuotinis balsavimas, neabejoju, kad dauguma gyventojų pasisakytų prieš tokią sutartį. Tai suprantantis Europos valdžios globalistai nusprendė pasinaudoti senų bolševikinių metodų ir atimti žmonių balsavimo teisę. Tačiau įvyko nenumatytas dalykas. Pasirodo, kad Airijos konstitucija draudžia tokius svarbius sprendimus priimti be visuotinio referendumo. Ir Lisabono sutarties prastumti nepavyko. Ši istorija dar kartą įrodo, kad globalistų elito ir gyventojų interesai skiriasi iš esmės. Kai kuriuose žiniasklaidos priemonėse net pasigirdo raginimų išmesti Airiją iš ES. O štai mūsų valdžia žengė dar toliau ir priėjo išvados, kad nesugebėjęs apgauti žmonių Airijos parlamentas tiesiog niekam tikęs. Lietuvos valdžios patyrimas, manipuliuojant žmonių nuotaikomis pasiekti savo palankių rezultatų, tikrai unikalus. Tačiau, jeigu valdžios globalistams nepavyks iš žmonių atminties ištrinti neseną mūsų istoriją, tai žmonės veikiai suvoks, kad juos iš vienos priklausomybės įtraukė į kitą. Tik nepriklausomybės Lietuva šį kartą atsisakė savanoriškai. Faktiškai savo nepriklausomybę prarado įstodama į ES bendriją, kadangi visų pirma referendumas buvo neteisingas, žmonės buvo kviečiami už miltelės, už alaus butelį balsuoti antrą referendumo dieną, nes pirmo referendumo dieną buvo procentaliai